Individualią veiklą pagal pažymą vykdančių dėmesiui, ypatingai tų, kurie vykdote individualią veiklą pagal pažymą ir jums yra prievolė registruotis SVS dalyviu arba jau esate užsiregistravęs SVS dalyviu. Tai reiškia netikruoju PVM mokėtoju. Primenu, dėl ko reikia registruotis. Tai dėl paslaugų pirkimo iš ne Lietuvos apmokestinamųjų vienetų, trečiųjų šalių arba ES, jeigu prekių nupirkote per kalendorinius metus iš ES apmokestinamųjų vienetų daugiau negu už 14 000 eurų, arba parduodate savo paslaugas ES apmokestinamiems vienetams, yra prievolė registruotis PVM mokėtojų, arba jeigu pajamos Lietuvoje nesiekia 45 000 eurų SVS dalyvių. Tai žiūrėkit, kas nutiko. SVS dalyvis, užsiregistravęs SVS dalyvių, gauna PVM mokėtojo kodą. Ką sako PVM įstatymas? Jeigu turi PVM mokėtojo kodą, esi PVM mokėtojas, nesvarbu, kad netikrasis, tai vykdantis veiklą pagal pažymą savo pajamas turėtų apskaityti kaupimo principu. Ir labą dieną, dabar mokesčių administratorius pateikia paaiškinimą, išaiškinimą, komentarą, gal kitaip sakykime, kad ne. Mokesčių administratorius tokį savo sprendimą paaiškino mokesčių administravimo įstatyme įtvirtintų turinio viršenybės prieš formą principu ir protingumo kriterijumi. Tai reiškia, kad visgi SVS dalyvis, vykdantis individualią veiklą pagal pažymą, neprivalo savo pajamų apskaityti kaupimo principu, turėdamas PVM mokėtojo kodą, netikro PVM mokėtojo kodą. Jeigu tampa tikruoju PVM mokėtoju, vienareikšmiškai savo pajamas turi apskaityti kaupimo principu. Tai visus metus nuo praeitų metų, gegužės 1 dienos, aiškinome žmonėms, kad visgi yra prievolė taikyti kaupimo principą ir jau šiais metais, gegužės mėnesį, turime išaiškinimą, kad tokios prievolės nebėra. Tai sekite mane, gal kartais ir daugiau visokių tokių išaiškinimų surasim, o kiekvienam jūsų linkiu pelningo verslo.